Lygai, kaip bebūtų skauda, tu nerūpi. Lygai nerūpi tavo planai, tavo vaikai, tavo verslas. Jie ateina tada, kai tu pamiršti save. Ir negalvok, kad dar turi laiko. Daug kas taip galvoja, kol vieną dieną atsibunda ligoninėj. Neleisk, kad tavo kūnas būtų priverstas sustabdyti tave, nes tu gali padėti ir pradėti gydymą kitu būdu. Nuo šiandien, nuo dabar, nuo šios sekundės, pasitikėdamas šviesa, energijos šviesa, kurios galbūt tu šiai dienai net nesuvoki, nematai, nejauti, kaip kad nematai nei oro, nei dar kažkokių apčiuopiamų dalykais, kuriais tu tiki, bet jais tiki. Pradėk dabar, kol dar nereikia tablečių, operacijų ar skausmo malšintojo. Suprask, žmogau, kad viskas vis tiek, kaip bebūtų ir ką besakytum, kaip bemąstytum, ką begalvotum, priklauso visada nuo tavęs pačio. Pasitikėti ir pavyzdžiui šiai dienai būti gydomu kas sekundę, nesvarbu kuo užsiimtum ir kuo bebūtum tu, nesvarbu kokiu būdu eitum per šį gyvenimą, bet gali būti kasdien gydomas ir tai eitų į sveikatą tau. Yra toks dalykas kaip energetinis šviesos kanalas, kuris gali tave gydyti 24 valandas per parą. Aš su tavim sutinku, sunku suvokti ir patikėti tuo. Nenoriu, brolau ar sesė, kas bebūtum, kita pusė ekrano, kuris šiuo metu mane klausys, kad prieitum iki to, kada tau bus pasakyta, kur buvai anksčiau. Kodėl nesusimastei, kodėl galbūt neišgirdai, net jeigu ir būsi išgirdęs šitą šauksmą, šitą žinutę, kurią ne aš siunčiu, o galbūt tai siunčia tau Dievas arba tavo angelai sargai. Ir jeigu tu būsi šitą žinutę išgirdęs ir praleisi ją tiesiog, kaip sakant, pro ausis, kaip mes sakome, jeigu kalbant lietuviškai, o po to ateina metas, kada žmogus guli patale ir prisimena tą etapą, tą dieną, būtent tą sekundę, kada o man buvo tada ženklas, o man buvo tada priminimas, kodėl aš neišgirdau, kodėl aš nesusivokiau, kodėl aš nepradėjau. Ir tas žodis kodėl kartais mus priveda. Susimastykime kartu. Aš tik noriu padėti. Ir galiu. Viskas, ko reikia iš jūsų, tai tik rasti laiko tam. Stabtelti, susisiekti, parašyti.